I give the floor to Mrs. Morkunaite Mikuleniene, and I hope I pronounced that right, and you have 2 minutes. Ačiū, ponas pirmininkė. Europos parlamentas nesyk yra išreiškęs nuomonę, jog siekiant, kad vartotojas vartotų tik saugius maisto produktus, labai svarbu vaidmenį vaidina informacija. Tik gaudamas pilną ir neklaidinančią informaciją apie vartojimus produktus, vartotojas galės pasirinkti tinkamai. Šiemet žengėme vieną žingsnį šią linkmę, patvirtindami reglamentą dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams. O dabar žengėme toliau, nustatydami papildomus reikalavimus konkrečių maisto produktų grupėms. Parduotuvėse šiuo metu dažnai galima rasti gėrimų vadinamų vaisių sultimis. Tačiau dažnai neaišku, iš kokių vaisių jos pagamintos, kiek jose cukraus ar jo pakaitalų, ar apskritai tai sultis ar iš kažkokių medžiagų pagamintas gėrimas. Šiandien mūsų svarstomas dokumentas tai dar vienas žingsnis aiškumo link, nustatantis, ką galima vadinti vaisių sultimis. Itin svarbu, jog tie patys reikalavimai būtų taikomi visoms sultims, kuriomis yra prekiaujama Europos Sąjungoje. Taigi neturėtų būti daroma jokių išimčių ir Europos Sąjungoje importuojamoms sultims. Europos Sąjunga pakankamai didelė rinka, kad gamintojai sugebėtų prisitaikyti prie mūsų įvedamų reikalavimų. Rytoj balsuodami galime šią direktyvą priimti jau pirmojo skaitimo metu. Tai svarbu, turint omeny, kiek procedūra užsitęstų kitu atveju. Nors esu kiek nusivylusi tuo, kad trialogo metu suderėtas tekstas neatspindi visų komiteto priimtų pataisų, bet visgi manau, kad šiuo atveju svarbiau yra visų šalių sutarimas, kuris tikiu prisidės prie teisinio aiškumo ir vartotojų apsaugos. Dėkui. Right, thank you very much. Next is Mr. Tabajdi, and you have 2 minutes. Thank you very much. Tisztelt elnök úr, sajnálom, hogy de Lange asszony eltávozott. Remélem, hogy a néppárti kollégái nem fogják megvédeni